Labas. Iš tiesų, gavau impulsą šiam laivui man pačiai labai netikėtai. Tiesiog ėjau gatve ir galvojau, kaip pasiilgau iš tiesų savų. Tai tos, jeigu sielos lygmenių, tai sielos šeimos. Jeigu tau yra suvokiamas sąmonės, skirtingi sąmonės lygmenis, tai tos kosminės šeimos, su kuria ir esame čia atėję ir susitarę susitikti. Ir iš tiesų pastarąsias dienas labai stipriai jaučiau Žemės besikeičiančias energijas. Dar turiu pasakyti, kad šis laivas, šis pasidalinimas tikrai yra skirtas ne kiekvienam, tik tais tiem, kuriem tai rezonuoja ir tik tais tie, kurie jaučia rezonansą su manimi, su tuo, ką aš kalbu ir dar daugiau su tuo, kas yra jaučiama už žodžių. Ir kai eidama gatve pagalvojau, kaip aš iš tiesų pasiilgau tų savų ir pradėjo tiesiog signalizacija kemperio pypsėti. Ir pagalvojau, kaip įdomiai. Kemperis tai lyg kaip simbolis namų. Ir tas jausmas dar didesnis mane paskatino imti ir nieko nelaukus įrašyti šį įrašą. Tai kaip ir sakiau, besikeičiančios Žemės energijos šiandien ypač anksti prižadino mane vidury nakties ir aš bandžiau suvokti, kodėl buvau pažadinta ir vienintelis, kas atėjo, žodžiai, kad atėjau čia suburti žmonės. Visą dieną vaikščiau su to klausimu, tai ką aš čia turiu suburti? Juk gyvenimo kelionėje tikrai buvo ne viena veikla, į kurią kartu su bendraminčiais darydavome. Buvo ir šeimų ritualai, buvo autentiška motinystė, buvo širdžių namai. Su kiekvienu mano sąmonės augimu, mano gyvenimo tarpsniu, vis kita bendruomenė buvo jungiama. Ir šiandien labai gerai suvokiau, kad būtent atėjau čia suburti savo kosminę šeimą. Tie, su kuriais susitarėm susitikti čia ir dabar, šiame gyvenime, šiame laikotarpį, šiame ypatingame ir nuostabiame laikotarpį, kai galimybės yra tokios didelės, neaprėpiamos kaip tas vandenynas. Ir iš tiesų esu be galo dėkinga savo bendraminčiams iš potencialo galios, Marekui, Aistei ir Evai ir ypač Marekui, kurio pasakyti žodžiai susitikimai su savais nuo penktadienio mano širdyje plėtėsi į kitus pločius. Ir iki šiol darydama susitikimus, gyvus susitikimus su savais, kaip aš įvardindavau, ir tai yra atostogos be plano, bet niekada nepagalvojau ar nedrįsau pagalvoti apie tai, kad tai gali būti susitikimai ir online su savais. Ir šiandien taip viskas iš tiesų staiga sukrito, ką turiu toliau daryti, kur keliauti ir ką veikti. Ir kartais kaip atrodo, kad reikalingas tam tikras laikas ir tam tikra vieta, tai šiandien jaučiu, kad tai yra diena, kai tai labai gražiai ima ir išsiskleidžia ir susidėlioja. Tai iš tiesų susitikimai su savais, tikiu, įgaus pagreitį nuo šios dienos, kadangi jaučiu pagaliau priaugusi,
galbūt net laukusi ne tik daug mėnesių ir metų, gal net ir gyvenimų, tačiau šiandien aš prisiminiau, kad atėjau čia suburti savus į bendrą ratą, į bendras patirtis, į augimą kartu. Ir dar pernai man atėjusi idėja apie projektą Išrask save, šiandien įgavo kitą manojo suvokimo lygmenį. Ir aš dabar suvokiu, apie ką tie yra Išrask save susitikimai. Tai bus terapinės grupės. Būtent žemiškiams patyrimams pasidalinti, juos analizuoti iš kosminės sąmonės suvokimo lauko. Aš tikiu, kad tas, kuriam rezonuoja mano energija, suvokia, kad mes esame daugiau negu tik šis fizinis kūnas, kad mes gyvename ne vieną inkarnaciją, kad mes esame sąmonės, kosminės sąmonės, kurios esame šiuose fiziniuose kūnuose. Ir atėję čia patirti, mes negauname kažkokių tai pamokų, skaudžių patirčių, o tai yra tik tais mūsų, dar nebūnant šiame fizinėme kūne, pasirinktos patirtis, kurias atėjom tiesiog patirti ir tarsi kaip talismanus susidėti į savo patirčių dėžutę. Tai Išrask save bus apie tas patirtis ir atvirą dalinimąsi, kaip sekasi keliauti šio žemiškojų keliu, būnant tą kosminę sąmonę, įkūnytą žmogiškame kūne. Ir jeigu tu jauti, kad gyvenime yra klausimų, kažkokių situacijų, kurioms tu ieškai atsakymų, tačiau standartinis matymas ar visuomenės ribos neleidžia tau plačiau viso to pamatyti, labai kviesiu prisijungti prie šių susitikimų. Šiandien taip atėjo informacija, kad tai bus 4 susitikimai per mėnesį, 1 kartą mėnesyje susitiksim, aš dar viską surašysiu, kadangi tai yra labai šviežia. Ir jeigu rezonuos, tiesiog parašyk po šiuo laivu žinutę ar man asmeniškai ir tikrai pasidalinsiu daugiau informacijos. Galbūt net sukursiu renginį su didesnė informacija. Nes tikiu, kad tie pirmieji žingsniai turi būti daromi čia ir dabar. Ir tave kviečiu šio ypatingo laikotarpio metu, ypač vakar stojus ir jaunačiai ir saulės užtemimui prisiminti, kad vidinė saulė, ji niekados negali būti užgesinta, nepaisant kokios pastangos yra dedamos. Ir kad mes esame tie kūrėjai, kurie renkamės, kaip tą savo vidinę saulę išskleisti, kur ją ir jos potencialą padėti ir kaip pasitarnauti tuo, ko esi šiandien šioje žemėje. Tai priimkime šį saulės užtemimą kaip nuostabią galimybę tyrinėti. O kas dar yra tai, kas nebesuderinta su manuoju lauku, su manąja vidinė tiesa, su manąja gyvenimo kūryba. Ir palikime visą tai praeičiai, užtemimas nusineša visą tai. Ir prisiminkime, kokios nuostabios kosminės būtybės esame šioje žemėje ir kaip net ir mažais žingsneliais įgaliname save eiti ir daryti dalykus, kurie galbūt mums šią akimirką ne iki galo aiškiai žinomi, tačiau yra tokia vidinė tvirtybė ir jėga jaučiama už to, kad tiesiog turi eiti ir tai daryti, nes tiesiog to nebedaryti nebegali. Tai tikrai kviečiu kiekvieną
rasti tuos atsakymus savo, o jeigu jausit keliauti su grupe, būtent susitikimuose su savais, toje terapijoje, labai paprastoje, žemiškoje terapijoje, aš esu praktiškas žmogus. Dalinsiuos atvirai tuo, ką pati esu išgyvenusi, per ką esu perėjusi. Ir žinau, kad kiekvienas, kuris prisijungsit, jūs prisijungsit tik dėl to, kad tokie yra mūsų susitarimai. Mūsų kaip aukštesnių sąmonių susitarimai, kaip mūsų sielos šeimų susitarimai ar kosminės šeimos susitarimai. Tai mano džiaugsmas bus keliauti kartu, o taip pat noriu pasakyti, kad ateinančius porą mėnesių, tikrai dar balandį ir gegužę, yra galimybė susitikti gyvai ir prisijungti į atostogas be plano, be to žmogiškojo plano, patirti kasdienybės paprastume, sustojime, restartą. Tuomet, kai mūsų kūnai atsipalaiduoja ir gali į mūsų gyvenimą ateiti naujos kokybės kūryba. Tai jeigu tai tau atliepia, taip pat gali rasti ir mano svetainėje simonajonas.com visą informaciją apie atostogas be plano. Ir kaip ir sakiau, tai skirta irgi ne visiems, tik tais saviem. Tau, brangus mano draugė, kuris jauti rezonansą su manimi. Tai ačiū tau, kad skyrei laiko ir išklausėjai šį video ir linkiu nuostabios, kūrybingos ne tik dienos, ne tik ateinančios savaitės ar mėnesio, bet iš tiesų viso begalinio ilgo gyvenimo. Ačiū tau.